Labą, mėly žiūrovai, mes sugrįžtam į laidą UPS, jūs sugrįžot, kažkas sugrįžot. Mūsų laidos tema yra mada. Mada. Mes nieko apie ją neišsiaiškinom. UPS. Ir neišmanom. Tai va, kalbam gal apie... Gal pakalbam apie Maikę. Apie Maikę. Taip. Apie Maikę pakalbėsim dabar. Čia yra balta Maikė, kaip matai. Su raudonais kaspinais, geltonais ir mėlynais. Kolumbijos vėliava. Kolumbijos. Čia yra Rumunijos čigonų taboro kažkokia Maikė. Gerai. Irgi variantas. Ne variantas, taip ir yra. Rumunijos sbornaja pahakėjų turės kada nors šitą aprangą. Visai galima parduoti. Brandas UPS. UPS. Nu, tai pakabinam, kad būtų interjero detalė kokia. Gerai, ant šito rambako pakabinam tam. Ups. Nėra čia nieko. O aš norėčiau jums paprašyti, kad nebesiųstum man laiškų, kuriuose prašot patarimų su meilės reikalais, nes tikrai nebeatsakysiu. Tik tai sakysiu, kad tikėkit savim ir jeigu tas žmogus nenori su jumis bendrauti, tai ir palikit ramybėj geriau. Ir va tik tiek. Žodžiu, atsipūpskit jūs. Taip? Jo. Jeigu dar turit klausimų dėl laidos, galit parašyti į ramojus@mtv.lt, jeigu kažkas patinka ar nepatinka, nes jis yra mūsų režisierius. Ir aš linkiu visiems išlikti savimi, o nesivaikyti mados. Taip. Ir nereikia stengtis būti kažkuo kitu. Taip. Tikras grožis tikrai glūdi viduje. Ir jis nori išsiveržti. Taip. Ir jeigu jūs nemėgstat gėjų, tai nepirkit nei Cavalli, nei Versace, nei nieko, kas yra iš mados namų. Nei Prada. Renkitės tik tai treningais. Prada yra jį. Na, bet kokią atveju, nepirkit Prados irgi. Aš galvoju, kad keiščiausia yra, kad, žinai, tie bandziganai, kur pas mus būna su džipais, ateina blandzinka, tipo meilužė, žinai, ir jis ten vieną dieną gali primušti gėjų, žinai, subitą per galvą, kitą dieną gėjo rūbą nupirks už 20 štukų, bobai. Ponos ir ups, o štai mūsų eksperimento rezultatas. Paplokite, ryžiai ir orintai. Štai mūsų rezultatas. Nu jau, blėt, nesislėpkit dabar. Jeigu jūs manot, kad dabar orinta geriau atrodo, jūs galit balsuoti, jūs galit skambinti į telefoną 112 ir pranešti jūsų nuomonę. Taipogi, jeigu manot, kad ryžė atrodo geriau apsirengus kaip orinta, galit skambinti į 118 ir pranešti jūsų nuomonę. Jie tikrai bus labai dėkingi. Aš žinokit, turiu vieną klausimą. Orinta, kaip su tais kablais tu paeini? O kaip tu su džinsais fainai, su šitais keliam ir su tais kedais. Orinta, vienu žodžiu, fainai. Man, žinokit, sunkoka. Bet žiūrėk, jeigu nenaudosi kelnių, gal tada pradėsi tiesiai myšti, nebekreivai. Aš tai nekenčiu šito džemperio, aš negaliu. Ups, kokių kelnių? Tu apie kurias? Ne, jeigu su suknelė, tai gal klitoris turės daugiau vietos. Orinta? Taip. Nai. Ryža? Nu, logiškai pagalvojus, tai visai yra gerai. Ką žiūri? Beveik, aš tave patvarkysiu. Tuoj. Varkiavo. Ne. Ką čia darys? Ups. Daugiau juodos, daugiau raudonos, daugiau baltos, daugiau... Juodų karolių. O klausyk, o kur mūsų menas su Orinta dingo? Čia yra Rumunijos vėliava. O jūs padovanojate žiūrovam gal šitą, ne? Ne. Galvojam, mes per daug gerbėm žiūrovus, kad dovano tokį dalyką. Oi. Ha. Nu kas norės, kas gali norėti Rumunijos ledo ritulio rinktinės aprangą nešiot Lietuvoj? Kas?
atėjot, jūs tipo padarėt bajerį, tu vis dar šokė, negali pakalbėti. Ką čia varai, Tomas? Aš nevarau, aš vat noriu paklausti, koks buvo tikslas. Paklausyti šito? režisierių? Dabar aišku, Orinta labai laiminga, išdūrė tave ir gerai jaučiasi. Nes tipo aš lievai dabar atrodau, ne? Ne, tu atrodai visai... Gal pagaliau berną pasikabinsi? O Jėzau, jinai turi berną, Jurgi. Aš juokauju. Ne, tu nejuokauji. Neturiu Gal ir berną, turiu pasikabins. mergaitę. Gal ir pasikabinsiu. Turiu mergaitę, tai vat gal pasikabinsiu ir berniuką dabar. O tu pasikabinsi mergaitę. Gerai. Gerai. Arba mes vieną kitą galim pasikabinti. Mes jau senai pasikabinsim. O fufu. Jūs lesbietis? Būsim. Aš vėl atsistosiu. Man šitą. Bet tikrai kaip Režisierius man pasakė, kad jeigu aš judėsiu, tai bus įdomiau laidai. Tai vėl einam gal pasikalbėti, kaip padarėm laidos pradžioj. Ir pakalbėsim apie madą. Dar kažko įdomaus aš sugalvosiu jums pasakyti. Realiai galvoju, svarstau, telepatiškai jungiuosi su vaikiuku iš Kupiškių. Jis man sako, jog... Pamiršau. Ką te darai su to flomasteriu? Aš telepatinį ryšį su vaikiuku iš Kupiškių dabar Su flomasteriu, o ne su telepatiniu savo ryšiu. Tai va, man padeda. Taip. Tai žiauriai nejuokinga, gerai. Ką reikia daryti, norint išlikti savimi? Sėdėti namie ir niekur nelyst. Skaityti knygas. Kodėl mums apskritai reikalingi rūbai? Dizainas. Aš atsakiau į tą klausimą laidos pradžioje, nes ekonomika mūsų realiai grindžiasi pardavimais. Jeigu tau ta šmutkė tarnaus 20 metų, tai tau nereikės naujos. Bet jeigu keisis mada, tai tada tu turėsi poreikį vėl pirkti. Dizainas tipo yra produktas, jas? Dizainas yra produktas, ne, yra produkto dalis, bet mes gyvenam dabar tokiuose laikuose, kur dizainas ir mada yra svarbesnė už kokybę ir už patį produktą. Todėl mes norim kreiptis į Lietuvos žmonės ir pasakyti. Renkitės kaip jūs norit, taip? Jeigu gausit gatvėje, tai mes nekalti. Ir pasakyti. Užteks pirkti marškinius po 300 litrų. Ateikit į laidą, tapkit Jurgiu ir jums padarys 60% nuolaidą. Visiems turi būti suteiktos lygios galimybės. Nai. Afufu. Kodėl? Kas kodėl, Tomai? Nu, Tomukas. Aš darau pauzę, tu supranti, aš darau kalbą. Kalboj nesvarbu žodis, svarbu pauzė. Hamletas ką sako, būti ar nebūti, štai klausimas, ką man dabar žudytis ar ne. Jis taip sako, ar jis sako, būti. Ar? Nebūti. Todėl aš sakau, užtenka marškinių po 300 litų. Užtenka batų po 600 litų. Už kiekvieną. Ir gausite 70% nuolaidą. Užtenka niekam nereikalingo žurnalo po 10 litų už vienetą. Ir tai, jeigu jis vėluoja 2 mėnesius, o jeigu nori šviežio, tai dar daugiau reikia mokėti. Bet pagalvok, jeigu jis pavėluotų pilnus 2 metus... Aš noriu baigti šitą kalbą, sakydamas, kad jeigu užtenka visko, turim vaikščioti nuogi. Tomai, žiema. Tuomet bus visi lygus. Žiema. Žiemą sėdėk namie, niekur neik. Ne, po to bus bobas su soliariumu įdegiu, tai jos išsiskirs.
Jokių soliariumų. Būtų galima. Uždraust soliariumą. Žiūrėk, idėja, gali Nike ženklą pasidaryti, soliariume, žinai, tai nesideginė, vaikščiai. Mūsų socialkonservatorių partija Arba Dolce & Gabbana. draudžia rūbus. Mes draudžiam rūbus respublikiniu mastu. Jeigu jūs balsuosite už mūsų sąrašą rugsėjo mėnesį, mes pažadam, kad visi bus lygus. Visi nieko nepirks parduotuviai, aprangoj, galerijoj, ten kitur irgi. O kaip vadinasi tavo partija? Mūsų partija yra rūbams ne. Dizainui ne. Jau galim baigti. Ačiū. Einam, Ryžutė. Ryžutė, einam. Nu, bet kaip viskas čia nelogiška, kaip ne pagal scenarijų. Bet jis užsivedęs, palauk, jis toj baigs. Man atrodo, jis dar baigs antrą kartą. Du kart baigti neįmanoma per tokį trumpą laiką. Taip. Ate.